Labai svarbus dalykas, tai aišku, vakcinos ir profilaktika, kuri irgi taip pat turbūt įgavo pagreitį nuo kokių 80 metų, 2000-aisiais mes jau turėjom didžiulę paletę vakcinų ir tos vakcinų tas procesas nesibaigė ir dabar jau mes kalbam apie priešvėžinės vakcinas, tai yra išeina iš infekcinių ligų profilaktikos ribų, tik tai pačių ligų valdymas iš esmės pasikeitė. Galima sakyti, kad vos ne kiekvienais metais yra nustatoma kokia nors nauja infekcinė liga, tai dažniausiai būna įvairių virusų atmainos, kaip žinom, tas pats ir su koronavirusu atsitiko, buvo tradiciškai mūsų nosiaryklės paletėje buvo 3 koronavirusai, kuriuos tirdavom kartu kaip ir visus kitus tradicinius virusus, kai žmogus atvykdavo su kvėpavimo takų infekcija ir nebūdavo gripo arba ten, sakykime, tokių žinomų infekcijų, respiracinio sincitinio viruso. Tai mutavo koronavirusas, dažniausiai tos mutacijos įvyksta gyvūnų pasaulyje ir atsirado dar vienas naujas SARS-CoV-2, kurio nebuvo mūsų paletėje. Bet anksčiau tai labai panašus scenarius būdavo su gripu. Kiekvienais metais mes turėdavom šiek tiek besikeičiantį gripo virusą, cirkuliuojant tai A, tai B gripas, o laiks nuo laiko įvyksta tos pandemijos, kai ateina naujadaras, gali būti ten tiesiog genomo fragmentų pasikeitimas ir tada jau mes visi kaip, nuogi prieš tą infekciją, neturim imuniteto ir dėl to pandemijų metu, aišku, žinom jau kaip tai atrodo ir didelė dalis populiacijos susiduria persirga.